Didelė persiprašau Varniškių, Rukausos daunininkų. Tarme, žemaitišką, nes daunininkų taip neišmokau. Iš tikrųjų, be galo džiauga širdis, kad per daugiau kaip 30 metų, kada įsikūrė Žemaičių kultūros draugiai, kur išsikėlė tikslus pagrindinius - išsaugoti istorinį žemę Žemaitijai. Ir vienas didžiųjų romščių, arba, kaip sako profesorius Juzups pabrėžia, vienu iš atramėnių to žemės kūlių žemaičių kalbą. Atrodo, ko čia saugoti, visi raukojamės, bet jeigu pavyzdėtumėm, kas daros mokykloje, mes matytumėm to perspektyvą, kas iš tikrųjų lauk tos žemaičių kalbos. Kada kalbininkų klaus, gal galit pasakyti, kas įkalts, kad neišlieka prūsų kalba, kad dinga. Visi žinom, kad apkaltinti bus vokietė. Su vokietėm to kraštą. Germanizacijai tiesiog atėjome iš baltų unikalios, galingas tautos, prūsų, anų kalbą, anų tapatybę ir galų gale neišnyko. Aš bijau, kad gan greta mes galim paklausti, o kas kalts, kad nykst žemaičių kalba, kuri yra unikali kalba, kuri yra įteisinta pasaulio kalbų registrė. Tų dalykų jūs nerasit jokius vadovėlius, kaip nerasit ir iš tikruose žemaitės istorijais. Mes dabar plaukam, kaip aš sakau, tokių pasroviau, kapito varnelį, mestumėm kokį plūdį ir kur vandau neš, ten ir plaukam. Žemaitė yra užsispyrę, stipri žmonės ir jinai nori išsaugoti savo tapatybę. Tai vat per 30 metų Žemaičių kultūros draugijais, kur įdėjo iš tikrųjų visas įmanomas pastangas, kad galėtumėm kalbėtis žemaičių kalbą. Ir mes šiandien turėjom rezultatą, kuris džiugina širdį. Atsibodėjom rezultatą. Visi žino tokių stilių renesansus. Kažkuomet prasidėjo atgimėms, atgimėms kultūras ir taip toliau. Iš tikrųjų, po biškioką yra regėti, kad galbūt jau Žemaitijoje prasideda, matote, pylis mums pritaro. Sak, noi. Reiškia, kad Žemaitijoje jau prasideda iš tikrųjų renesansus, tapatybės renesansus. Suvokėjams, kad Žemaitė ir kitokiai. Neblogesnė. Aš neskau, kad geresnė, bet kada nei yra, kada nei tor savo kalbą, kada nei tor savo istoriją, kada nei tor savo papročius. Ir vienas iš geriausių liudininkų, ko gero bus šį vakarą, anei mok savo kalbą ne tik rukautais, anei mok savo kalbą ir eiliauti. Tai ir didelis iškai dalyks. Mes laukam labai mūsų svečių, kada nei būtent parodys, kokį iš tikrųjų nuostabi žemaičių kalbą. Net taip seniai, 10 metų atgal, kur mes girdėtum žemaičių kalbą? Dažniausia, tokių beveik, kaip saka, blevyzgų, ne? Kokį nors anekdotą, kuris pablevyzguo, kokį nors posakį, kuris nors pablevyzguo. Bet iš tikrųjų ta kalba ne blevyzgų kalba. Nors kiekvieno kalbo į blevyzgų, ne? Ta kalba iš tikrųjų yra stipri, gili, mūsų tėvų, mūsų bočių, mūsų probočių kalba. Ir iš tikrųjų gal kalbėti ir kalbėti apie to Žemaitijai. Tai nepaprastas kraštas. Ir jeigu lesit, aš tik tą pasakysiu labai trumpą, kaip tas būdėms, aiškiai, atsirond. Mums atsirond nuo to, kad praded svarbiausia iš apačios bausti žmonės. Gaila, bet kol kas mes valstybės lygyje, aš nekalbu apie Seimą susikūrusi parlamentinį grupį, kuri padeda mums bausti, taip liaudiškai sakant, bet kalbant apie tus tikrus darbus, valstybės lygyje dar neprasidėjo. Dar tik tai ir aušra, dar tik ta bod, dar tik ta pratinas,
kad pasirodo Žemaitė tor savo kalbą. Kalba, kuri registruota pasaulio registre kalbų kaip atskira, individuali kalba. Atradėjams lietuviams yra, kad Lietuva tor dvi gyvas baltų kalbas - lietuvių ir žemaičių. Latvija jau seniai atsiboda. Anei įstatymas įteisina latvių ir latgalių kalbas. Jeigu žiūrėtumėm Lenką, ir tai atsiboda seniai. Anei reiškia, kašubų kalba, te pat įteisina. Ir jeigu viens lenkiuks gaun dvigubą mažiau pinigų krepšelėje negu kašubs, tai va tuokį ir valstybės politika žadėjom, bodantus unikalius dalykus. Tai, ko aš visą laiką tikaus, sak veit skrend paskutinį, tikaus, kad ir mes atsibusėm ir Lietuva supras, kokį unikalią istorinį žemę tor. Unikalią, ne etnografinį regioną, kurį įsukorti 19 pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje, bet tikrą europietišką istorinį žemę, kaip Bavarija, kaip Škotija, kaip Velsa ir taip toliau. Tai tas atsibudėjimas prasideda ir pas mūsų džiugu, kad ir Kęstutis, aiškiai, kuris buvo vienas iš tų, kur savivaldybė nepaprastai stipriai parėmė žemaičių kalbos metus. Įsivaizduok, savivaldybė skyrė 100 000. Ir prasidėjo judėjams, atsirado programa, parengta mokyklom programa, prasidėjo kalbėjams kitos savivaldybės, 7 savivaldybės įsijungė. O praeitas metas, kada paskelbėm jau raštą metas, 13 savivaldybė atsiboda. Vilnius dar neatsiboda, dar tapmeikt. Bet čia Žemaitėjoje jau atbudėms jautams yra. Tai džiaugaus be galo, kad susirinkom čia po to gražių paunksmių. Nesijaučia jokio to šotrosa, ne? 27. Vilnelė, čia tiesiog fantastiška veita ir. Fantastiška veita. Klausytais, Vilnelė, sakau. Atsiprašau. Reiškia varnelė. Nes iš tikrųjų čia tas priežodis, ką aš sakau, iš ko įsprūda tas. Ką mes sakom, visiškai skirtinga istorija yra nuo Gedamino kalną, veizant į Žemaitėją. Ir visiškai skirtinga istorija yra nuo Šatrės kalną, veizant į Antrapos. O čia ir ta takoskira labai įdomi.